Gerbiama lektore, papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote, kokia jūsų specializacija šioje srityje ir asmeniniai interesai. Tai sveiki, esu Giedrė Alinauskaitė Strumilienė, gyvensenos medicinos specialistė ir dėstysiu Holistinio ugdymo institute lėtines neinfekcines ligas. Na, o ką galiu apie save papasakoti, tai aš studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete baigiau 2019 metais. Tuo metu įgijau sveikatos mokslų magistro laipsnį ir tapau gyvensenos medicinos specialiste. Ir iš tikrųjų po studijų, na, nenustojau mokytis. Mokiausi ir prieš studijas, mokausi ir toliau. Ir, ir nepaprastai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę savo sukauptom žiniom iš tikrųjų dalintis su pacientais. Taigi su pacientais savo sukauptom žiniom dalinuosi ir teikiu paslaugas kaip gyvensenos medicinos specialistė Lietuvos kariuomenėje. Na, o kalbant dar apie savo galbūt, na, domėjimosi sritis ar ne, kas dar man labai įdomu, kadangi, na, lėtinės neinfekcinės ligos, e, neatsiejamos nuo psichologinės sveikatos. Ir aš tikrai tą poreikį, labai daug kalbėti apie psichologinės sveikatos stiprinimą pastebėjau dirbdama su būtent lėtinėmis ligomis sergančiais pacientais. Todėl nuo pernai metų pradėjau studijuoti žmogaus institute įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos na, podiplominėse studijose ir ketinu tapti dar mindfulness mokytoja. Tai čia dar viena tokia mano svajonė. Sakykit, kas paskatino jus pradėti domėtis šiuo dalyku ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos, ypač turint omeny, kad jūs taip pat esate karo medikė. Galbūt tai jums prideda dar daugiau suvokimo apie problemas, kurias galima išspręsti būtent šio dalyko pagalba. Na, pirmiausiai tai gal pradėsiu nuo to, kad mane pačią paskatino domėtis būtent lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, ar ne, ir visa gyvensenos medicina ir jos poveikiu lėtinių neinfekcinių ligų kontroliai, tai asmeninė patirtis. Dirbdama toj pačioj, tarnaudama toj pačioj kariuomenėj prieš gerus 12 metų pati susirgau lėtinė neinfekcinė liga ir man tai buvo didžiulė staigmena. Nes man atrodė, kad aš viską kaip ir gerai darau ir gyvenu to meto žiniomis sveikai. Tačiau lėtinis susirgymas aplankė mane ir tada prasidėjo daugybė paieškų į man rūpimus klausimus, kurie visi prasidėjo kodėl, 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 kas nutiko. Ir pirma, ką supratau, tai vat, kad elementarūs gyvensenos veiksniai, kurie mum atrodo elementarūs ir mes dažniausiai galvojam, kad na, mes viską teisingai darom, ten, nu, kalbant apie miegą, fizinį aktyvumą, psichologinę sveikatą ir mitybą, jeigu su šiais veiksniais mes elgiamės neteisingai, tai yra jeigu mes neteisingai taikome juos savo gyvenime, va tai yra kertiniai dalykai, dėl ko kūnas suserga. Ir man iš tikrųjų čia buvo smūgis, todėl kad aš visada buvau fiziškai aktyvi ir man atrodė, kad aš buvau ypatingai, na ir pasirengusi tai tarnybai ar ne, ir jau čia manęs nieks nenugalės ir staiga nugalėjo mane kažkas, ko aš net nepastebėjau kūne. Tai kalbant apie tai, e, kaip man šios žinios padėjo, tai pirmiausiai, tai, žinot, tai pagimdė manyje dar vieną karį. Iš tikrųjų, susibalansuoti
susistyguoti visą savo gyvenseną taip, kad kūnas pradėtų sveikti, irgi reikėjo ryžto, sistemos ir daug disciplinos. Be disciplinos šioje vietoje esi pralaimėjęs, absoliučiai. Ir dabar, kada, sakykim, jau esu sveika, e, ir kuomet padedu kitiems kariams, kurie irgi beje žmonės ir serga lėtinėm neinfekcinėm ligom, man yra lengva įtikinti, todėl kad įtikinti, sakykim, žmones pradėti ir patikėti, keisti savo gyvenseną, todėl kad man tai yra išbandytas kelias. Ir aš patyriau šių pokyčių efektą savo kūnui. Na, o dirbant su tiesiog kariais profesionalais, dar viena iš mano, tarp kitko, domėjimosi sričių ir yra žmogaus fizinio pajėgumo vystymas. Konkrečiai Human Performance Program, kuri prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose ir, ir buvo taikoma karinėse oro pajėgose. Tai vat ši programa irgi apima beveik praktiškai visus gyvensenos veiksnius ir beje labai koreliuoja su tais pačiais metodais, kurie taikomi siekiant įveikti lėtinę neinfekcinę ligą, tai yra sustabdyti jos progresavimą. Tiktai aišku, tada, kada mes kalbam apie fizinį pajėgumą, daugiau mes sutelkę dėmesį į tai, kaip ne tik kad išsaugoti kario imuninę sistemą, ne tik kad, sakykim, subalansuotai jį maitinti, bet visas sistemas taip sutelkti, kad kario fizinis pajėgumas augtų, apsaugodamas kiek įmanoma savo kūną nuo žalos, nes kaip žinia, mes fizinį pajėgumą galime ugdyti ir žalodami save. Kadangi užsiminėt apie jauno žmogaus, turbūt jauno kario mitybos principus, lėtines ligas, kaip galvojate, ar šiuolaikiniame pasaulyje jaunimas taip pat turėtų iš anksto pagalvoti apie lėtines ligas, o ne tik tai kažkokius mitybos sutrikimus ar bėgimą? Ir ar tai dėstys? Iš tiesų, tai, na, mes galim sakyt, kad taip, jaunimas turėtų pagalvoti, kad jų kūnas neamžinas ir jie gali susirgti lėtinėm infekcinėm ligom. Bet deja, kažkodėl jaunas žmogus yra apsaugotas nuo šitos baimės ir jam visiškai nebūdinga saugotis nuo lėtinių neinfekcinių susirgimų. Taigi tada, kada ateina jaunuolis, o ateina jie pas mane dažniausiai jau siunčiami gydytojų dėl tam tikrų sveikatos problemų, mano užduotis yra be abejonės informuoti šitą jaunuolį, kad tai, kaip jisai dabar gyvena, programuoja tam tikras lėtines ligas po 10 jau netgi metų, arba kartais ir greičiau. Ir deja, tokių atvejų yra. Taigi jaunimui be abejonės svarbu tai žinoti, bet galbūt su jaunimu yra taip, kad juos labai svarbu motyvuoti ateinančiam penkmečiui. Ne tam, kas bus po 10 metų, o ateinančiam penkmečiui. Ir vat būtent su jaunimu dirbant labiau galbūt juos motyvuoja tas fizinio pajėgumo vystymas ir tai, kaip jie gali greičiau tapti fiziškai pajėgesni, stipresni ar ne, greitesni, vikresni, kaip jie karjeros gali pasiekti, negu kad lėtinės ligos. Na taip jau yra, bet čia jau yra vėl gyvensenos specialisto, galima sakyti, menas, kaip tu gebi prieiti prie skirtingo amžiaus žmonių ir kaip tu gebi juos motyvuoti tam pačiam, kad jisai išvengtų lėtinių neinfekcinių susirgymų, bet
užmaskuojant visą tai, nu, pagal jo amžiui priimtinas dogmas. Kokias pagrindines temas ir klausimus jūs nagrinėsite su studentais paskaitų metu? Na, lėtinių neinfekcinių ligų modulyje, kadangi būsime dviese su kita lektore, tai mes esam pasidalinę temas. Ir aš panorau nagrinėti lėtinių neinfekcinių ligų paplitimą ir tendencijas ir galimas jų priežastis, nes, na, iš tiesų, nuo čia viskas ir prasideda. Ir kaip sakiau, kad pati, kuomet turėjau lėtinį susirgymą, tai pirmiausiai į priežastis ir gilinausi. Ir pirmiausiai, kas aktualu ir buvo, ant kiek paplitusi yra ta liga, kuria aš sergu ir kokios tendencijos, ar ne, tos ligos, sakykim, na, kaip jinai gali eigoje paveikti mano visą gyvenimą ir gyvenimo trukmę. Ir kitas momentas, kas visada žmogui rūpi, tai, na, priežastys ar ne, kodėl apskritai kūne vystosi tie lėtiniai susirgimai. Jeigu mes šito nežinom, tai mes negalim eiti toliau. Taigi vat bendrai apie tas lėtinių neinfekcinių ligų priežastis aš ir kalbėsiu ir be abejonės, kadangi lėtinė neinfekcinė liga, ji yra imuninės sistemos pažeidimo pasekmė, tai klausytojai bus supažindinami ir su imuninės sistemos veikimu. Kokios yra imuninės sistemos rūšys, kaip jinai klasifikuojama ir kokie veikėjai veikia toje imuninėje sistemoje ir kodėl jinai staiga sutrinka, kas nutinka, kad imuninė sistema sutrinka. Na ir dar dvi mano temos bus, tai autoimuninių ligų priežastys ir paplitimai. Taigi irgi kalbėsim, dėl ko atsiranda autoimuninės ligos, kurios ligos linkusios kaip stipriai plisti populiacijoje, tiek Lietuvos, tiek pasaulinėje, ir ką galime padaryti, kaip mes galime savo sveikatos resursus dar vis saugoti ir nukreipti visus tos sveikatos resursus kūno sveikimui. Na ir paskutinė tema tai onkologinių ligų priežastys bei kontrolės galimybės pasitelkiant gyvensenos intervencijas. Čia irgi gilinsimės ir į priežastis, dėl ko atsiranda onkologiniai susirgymai, ir į galimybės kontroliuoti įvairias onkologines ligas. Na bent jau pagrindinės onkologines ligas, ten krūties vėžį, prostatos vėžį, plaučių vėžį, gimdos kaklelio vėžį tikrai aptarsime. Kaip žvelgiate į vakarų ir naturopatinės medicinos integracijos svarbą ir kodėl šis dalykas galėtų būti naudingas ir sveikatinimo srities specialistams, gydytojams? Žinot, kuomet žmogus suserga lėtine liga, jis gauna gydymą, bet išėjęs iš gydytojo kabineto, jis ieško atsakymų į klausimą, kaip aš jau prieš tai užsiminiau, kodėl aš susirgau. Jo pagrindinis klausimas būna sau, ką mąsčiau, dariau, valgiau ne taip. Ir kitas klausimas, o kaip man dabar mąstyti, judėti, valgyti, gyventi, kad šita liga sustotų, kad jeigu ji sustos, kad ji nebeatsikartotų. Ir tam žmogui aktualu sužinoti, kas vis dar jo valioje yra. Žmonės paliekami vieni šiose paieškose, o taip neturi būti. Ir daug kartų esu kartojusi, kad po to, kuomet žmogui diagnozuojamas bet koks lėtinis susirgymas, būtent atsakymai į mano minėtus klausimus turi būti teikiami žmogui per pirmas 72 valandas. Nes medikamentai ar operacija tai yra kaip gipsas kojai. Mes siekiame atstatyti vieną funkciją, tačiau klausimas kitas, o kodėl lūžo koja? Ir ką daryti, kad tai nepasikartotų?
Tai yra labai svarbu ir dažnu atveju mes galime atrasti, kad koja lūžo ne todėl, kad buvau neatsargus, o todėl, kad mintys buvo ne čia ir dabar. O todėl, kad ilgai gyvenu taip, kad nesuprantu, kaip atsirado penktadienis, jeigu dabar buvo tik ką pirmadienis. Ir be abejo, va šitos iškarpos duoda pasekmę tai, kad aš net neatsimenu, o kaip aš, ką aš veikiau tose dienose ir prisidėjau prie to, kad mano tas kaulas silpo ir vieną dieną lūžo. Taigi gydytojams iš tiesų, kadangi pati su jais irgi ir bendrauju ir teko kaip pacientui susidurti, pravartu, išgirsti, na, bent jau padalyvauti diskusijose tokiose vien tam, kad truputėlį pažiūrėti iš kitos pusės į žmogų, ar ne, ne tik kad kaip į organą įeinantį pro duris, bet į visumą, kaip į visumą, į sistemą, kurios absoliučiai visos gijos yra susijusios. Nes jeigu vienas organas serga, tai priežastis gali būti labai toli nuo kito organo ir mes visi žinom, kad nuo to posakio, ar ne, kad visos ligos yra nuo nervų. Ir iš tikrųjų čia labai dažnai yra pagrindinė priežastis. Ir kaip smagu sutikti tokį gydytoją, kuris bent jau paklausė, ar ne, tada, kada lėtinis susirgimas yra diagnozuotas, ar jūs nepatyrėte paskutinius 10 metų kokios nors psichologinės traumos? Kaip jūs gyvenote paskutinius 10 metų? Deja, tokių gydytojų atsiranda, tas yra labai džiugu, bet norėtųsi, kad jų būtų daugiau. Todėl iš tikrųjų bet kuris sveikatos priežiūros specialistas, nu, aš tikrai skatinu pasigilinti truputėlį į holistines bet kurios ligos priežastis, tam, kad, na, galų gale įgautų ir pasitikėjimą paciento ir, ir pacientas saugesnis jaustųsi su tokiu gydytoju ir pats gydytojas galimai galbūt atrastų dar vieną būdą, kaip, kaip įgauti ir profesionalumo, ir gylio savo srityje. Ačiū. Galbūt galite pasidalinti sėkmės pavyzdžiais, kaip šio dalyko žinios gali padėti spręsti įvairias problemas. Na, esu tikrai nemažai jau dirbusi su lėtinėmis ir net autoimuninėmis ligomis. Lietuvoje, kaip žinia, nėra šeimos, kur nėra nors vieno lėtinė liga sergančio asmens. Ir aš visada sakau, kaip nuostabu būtų, jeigu kiekvienoje šeimoje rastume po vieną paramediką ir vieną asmenį, kuris gebėtų, nu, tiesiog sutvarkyti pamatinius sveikatos poreikius, ar ne? Kada žmogus suserga, kad gebėtų, na, tiesiog padėti tam žmogui atstatyti jėgas per gyvensenos veiksnius, teikti psichologinę paramą, maitinti subalansuotai ir panašiai. Ir iš tiesų išklausius vos kelių valandų paskaitas, klausytojas gauna nemažai atsakymų, kaip jam sudėlioti savo gyvenseną, kad ji taptų sveikatą tausojanti ir kažkokios ligos progresavimą stabdanti. Ir, na, jeigu žmonės turi savo artimųjų rate lėtinėmis ligomis sergančių, tai jie gali tapti tuo vienu šeimos nariu, kuris gali labai pagelbėti sergančiam ir jį motyvuoti, nepasiduoti ir motyvuoti iš tikrųjų pasitelkti savo kūno sveikatos resursus gijimui. Nes mes labai dažnai save nulinčiuojame, išgirdę bet kokią ten lėtinės neinfekcinės ligos diagnozę. Ir kaip reikalingas tas žmogus, kuris pasakytų, ne, aš žinau kitokių istorijų. Mes labai dažnai kalbame apie priežastis
ir kontrolės galimybės būtent savo modulyje šitam lėtinių neinfekcinių ligų. Išklausius paskaitos, tarp kitko, bet po onkologinės ligos paskaitos man teko pabendrauti su viena klausytoja lėtinių neinfekcinių ligų modulyje ir ji džiaugiasi, kad gavo įkvėpimo ir tikėjimo savimi, beje, ji sirgo plaučių onkologine liga. Ir atrodo, čia juk tik jau čia plaučiai, ar ne? Tai ką čia tu jau gali sau pats pagelbėti ir padėti, bet ji išgirdusi mokslų grįstas rekomendacijas, ėmėsi veiksmų, ėmėsi keisti mitybą ir pradėjo judėti. Iki tol buvo visiška namisėda, ji pradėjo po truputėlį, taip kaip buvo rekomenduojama, eiti į lauką. Ir po jau kokių 5 mėnesių iš visiškai pasyvaus žmogaus savo nuostabai ji tapo kasdien ristele bėgančiu žmogumi, sveikai besimantinančia asmenybe ir jos liga beje nustojo progresuoti. Ir iš gydytojų ji išgirdo tokį pasakymą, kad ir ką darai, daryk tai toliau, nes tai veikia. Beje, pastebėjau, kadangi turėjau irgi pacientų su reumatoidiniu artritu, kad reumatoidinio artrito atveju ypatingai greitai reaguoja kūnas į mitybos pakeitimą. Ir pirmas ženklas būna tai skausmo sumažėjimas. Ir ne vienu atveju tą esu per savo patirtį, ne per savo pacientų patirtį mačiusi. Ir tarp lėtinių neinfekcinių ligų modulio klausytojų irgi buvo klausytojų su reumatoidiniu artritu, jie patvirtino tą patį. Pradėjus kitaip maitintis, pradėjus truputėlį duoti daugiau dėmesio savo psichologiniai sveikatai, judėjimui, skausmai mažėja. Žmonės mažina nuskausminamuosius vaistus. Taigi tai reikia duoti organizmui tai, ko jam reikia, o ne tai, ko mūsų įnoriams ir įgeidžiams reikia, ir jis pasiduoda, ir jis pradeda sveikti. Taigi aš esu Giedrė Linauskaitė Strumilienė, gyvensenos medicinos specialistė ir nuoširdžiai jus kviečiu mokytis lėtinių neinfekcinių ligų modulyje Holistinio ugdymo institute.